Sveiki visi, atvykę į dar vieną pilną, išspręstą 2024 metų matematikos tarpinį patikrinimą išplėstinio A kurso. Tai čia buvo egzaminas, kuris vyko praeitais metais ir tie, kas ruošiasi ateities egzaminam, 11 visi, arba tie, kurie perlaiko šiais metais, tai žinokit, užduotis per daug nesikeičia, nes yra labai panašios. Ir kas yra gerai, kad iš tų užduočių labai galima gerai pasimokyti. Matytumėt bandomajame, tiek čia, tik dominuoja 3 temos, logaritmai, reiškinių prasinimas ir, grafikai visokie. Jo, realiai ir viskas. Dabar gal kažką užmirštu ant spot, bet... progresija. Tai iš tų 4 temų per daug nieko neprigalvosi. Tai žinokit, labai gerai yra tiesiog prasispręsti va šitus egzaminus ir jeigu kažko nesupranta, tai čia yra labai gera vieta, nes aš čia viską aiškiai išaiškinsiu ir jūs pamatysite, kaip spręsti kokį uždavinį. Tai galime ir judėti į priekį. Ir mūsų pirmas klausimas, kuriam pavaizduota kosinus x grafikas. Tai nieko sunkaus. Mesgi žinome tą, kad mums tiesiog reikia pažiūrėti kai kuriuos, taškus, pavyzdžiui, kosinus. Kai yra 0, tai kam tai yra lygu? 1. Žiūrim, čia 0 yra 0. Čia irgi, čia ant -1, o čia matome ant 1. Tai logiškai, kad atsakymas bus šitas, ir nieko čia per daug nepadarom. Jeigu būtų dar daugiau negu vienas taškas, kad ir čia būtų vienas, ir čia būtų vienas, tai žiūrėtume toliau ir matytume, kaip kas veikia. Taigi dabar, antras uždavinys, ir mums reikia pasakyti, kuris reiškia tą patį, kas yra x šaknis iš 8, tai arba x 1/8. Tai jeigu žiūrėtume šitą, čia yra x tiesiog 1/2 kart x 1/4, tai būtų, tiesiog x 1/2 plus 1/4. Jeigu sudėtume viską, mes gautume 3/4, tai jau iš karto atmetam šitą variantą. Tada žiūrime šitą, čia mes turime, kad tai yra x 1/4, ir dar šaknis, tai dar kart 1/2. Tai reiškia, bus 1/4 kart 1/2 ir tai bus 1/8. Tai galim šitų dviejų netikrinti, iškart matome, kad atsakymas yra antras. Dabar yra duotos 2 aibės ir mums reikia rasti jų sankirtą. Tai sankirta yra tiesiog skaičiai, kurie įeina į abi aibės. Tai šiuo atveju matome, kad nuo -2 iki 0, tai matome ir žiūrim šitą aibę, tai matome, kad -2 įeina, Bet jau žiūrime 0 jau neįeina, nes matome, paprastas kliausas, tai reiškia, šita aibė yra nuo -2 iki 0, bet 0 neįskaitant. Tai reiškia, 0 neįeina į sankirtą, Tada žiūrime, -3 taipogi neįeina, nes jau čia yra už ribų. Ir tada žiūrime antras variantas, nuo 2 iki 4. Tai matome vėl, ant 2 yra lūštinis kliaustai, tai 2 įeina, jie abudu. Ir tada jau 4, čia matome vėl paprastis kliaustai, tai 4 neįeina. Tai turėsim aišku, atsankirtoje yra 2 elementai, -2 ir 2. Gerai. Dabar, mes turime pasakyti formulę, pagal kurią pasakytume, kiek Martynas perskaitė per n dienų puslapį. Tai mes žinome, kad kiekvieną dieną jis perskaito 4 puslapius daugiau. Tai ką mes čia realiai turime? O mes čia realiai turime aritmetinę progresiją. Mes žinome, kad pirmą dieną jis perskaitė 24, o kiekvieną kitą dieną jis perskaito 24, plus 4, ir čia būtų n-1. Pagal mūsų tiesiog aritmetinės progresijos formulė. an lygu a1 plus d n-1. Dabar, mūsų prašo visos sumos. Mes žinom, aritmetinės progresijos sumos formulė yra labai paprastai. Tiesiog a1 plus an dalinta iš 2 kart n. Tai dabar tiesiog įsistatom skaičius, tai vietoj n įsistatom 24, vietoj an įsistatom 24 plus 4n-1, viską padalinam iš 2 ir padauginam iš n. Tai ką mes čia turėsime, o mes turėsim 24 plus 24 minus, čia ne 1, 4. Tai turėsime 44, čia turėsim 4n,
dalinta iš 2 ir padauginta iš n, ane? Tai dabar kem 4 iš 2 bus tiesiog 22. 4n dalinta iš 2 bus tiesiog 2n. Ane? Ir viską padauginam iš n ir mes turėsime, kad tai yra 22n plus 2n kvadratu. Tai žiūrime, kuris atsakymas. Tai atsakymas bus tiesiog D arba 4. Kaip jums patogiau. Taigi dabar turime 5 uždavinį, ne? Ir mums reikia suprastinti šitą reiškinį. Ne? Tai mes čia realiai dirbsime su to pačio laipsnio šaknim ir to pačio laipsnio pakeltų skaičiu. Tai dabar mums reikia kažkaip nusimti šaknį ir laipsnį. Ne? Tai žiūrėkit, dabar jeigu turim nelyginę, ne, skaičių laipsnius, tai viskas gerai. Ne? Šitas skaičius gali būti neigiamas ir mes čia tiesiog išprastinam viską. Ne? Ir mes liekam, kad šitą įsiprastinam ir mes turim x minus 3. Dabar, koks mūsų kitas žingsnis? Dabar čia turime lyginio laipsnio šaknį ir lyginio laipsnio, kaip rodiklį. Ne? Tai ką mes tada turim padaryti? Mes nuimdami tą šaknį ir laipsnį, mes turime parašyti modulį. Ne? Nes mes žinome, kad 1 minus x visą laiką turi būti teigiamas skaičius. Ne? Nes mes keliam į lyginių laipsnių. Ne? Kai trečiuoju laipsniu tai gali būti ir neigiamas, ne? Jeigu bus, pavyzdžiui, minus 2, trečiuoju tai bus minus 8, bet jau 2, minus 2 ketvirtuoju tada būtų 16. Ir ką mes čia dabar turime? Ne? Tai mes čia turime modulį. Ir dabar mums reikia pasakyti, ar 1 minus mūsų x yra mažiau už 0 ar daugiau už 0. Ir tada atitinkamai nuimsime modulį. Ne? Tai čia perrašom, tai padavinam 2x minus 6, ne čia bus. O čia mes turime 1 minus šaknis iš 3, 4. Tai aišku, tai yra daugiau už 1. Tai jeigu čia iš 1 atimtume kubinę šaknį iš 4, tai gautume neigiamą skaičių. Ne? Todėl reikia sukeisti jos vietomis. Tai mes turėsime plus x minus 1. Ne? Tai kas mums lieka? Tai lieka mums 3x minus 7. Tai vietoj x įstatome skaičių ir turėsime 3 kubinė šaknis iš 4. Ne? Minus 7. Tai atsakymas, kuris bus, aišku, kad 3. Ok. Tai mes čia turime 6 uždavinį, ne? Ir iškart matome, kad lyginiai pas mus skaičiai yra neigiami. Ne? O nelyginiai skaičiai pas mus yra teigiami. Tai reiškia, mes turėsime mes susidurime su progresija, kurios vardiklis, ne, yra neigiamas. Ir mums reikia pasižiūrėti B2 reikšmę. Tai kad mes žinome, kad B2 yra tiesiog B1 kart Q. Ne? Dabar kaip mes galim paskaičiuoti Q? O Q yra tiesiog santykis, ne, dviejų greitimų geometrinės progresijos narių. Tai šiuo atveju imtume B4 ir B3, ne, nes jie abudu yra duoti. Tai mes turėsime minus 108 iš 72 ir ką mes turime, kad mes čia turime 1,5. Ne? Ir dabar žiūrėkit, ką mes galim su to padaryti. Tai mes tiesiog galim paskaičiuoti realiai B2. Tai B2 bus 32 kart minus 1,5. Ir jeigu paskaičiuotume, tai gautume tiesiog minus 8. Tai rašome atsakymą minus 48. Ir judame toliau. Gerai, dabar mes turime paskaičiuoti, su kuria reikšmė, ne, apibrėžimo sritis yra nuo 3,5 iki begalybės. Ne, tai ką mums indikuoja apibrėžimo sritis? Kad kai x yra 3,5, ne, mūsų šitas visas dalykėlis turi būti lygu 0. Ne, nes mes mažiau 0 neinam. Nes žinom, kad pagal algoritmą mūsų b šita dalis, ne, turi būti daugiau už 0. Ne? Tai reiškia, jeigu statysim vietoj x 3,5, mes turėtume gauti 0. Ne? Make sense. Tai reiškia, kad a yra tiesiog 7. Ne? Simple as that. Ne? Nes, jeigu išsivaizduokit, jeigu čia įstatysim 2x minus 7, ne?
2x minus 7. Ane, tai kokie būtų jo apibrėžimo sritis? Nežinom, kad turėtų būti daugiau už 0. Ne, tai reiškia, būtų 2x daugiau už 7, ane, ir x turėtų būti daugiau už 3,5. Tai teisingai. Good. Ir judame toliau. Dabar gerai, žiūrime. Toliau. Dabar mums reikia pertvarkyti šitą reiškinį, kad gautume reiškinį pavidalu n log 3a. Ane, tai labai čia irgi nėra kažko sunkaus. Tai paprasčiausias būdas būtų tiesiog susikelti mūsų koeficientus į mūsų logaritmus. Reiškia, turėtume čia logaritmus 3. 5 eina, tai būtų 1 dalinta iš a 5 plus log 3a, ane, 1/2 kart 4. Ane? Tai reiškia, ką mes čia turėtume, ogi mes turėtume, kad čia turime log 3, čia būtų 1 dalinta iš a 5, o čia turėtume log, ane, 1/2 kart 4 būtų tiesiog a kvadratu. Ane? Ir ką mes realiai darome tada, tai mes tiesiog juos sudedam pagal logaritmų savybę, tai reiškia, mes vieną iš kito jį padaugam. Tai reiškia, bus log 3, ane, a kvadratu dalinta iš a 5. Mes turėsime, kad tai yra log a minus 3. Ane, tai minus 3 tiesiog eina į čia. Mes turim, kad tai yra minus 3 log a. Ane? Tai atsakymę rašome minus 3. Dabar mes turime grafiką, ne, sinuso, ir mums reikia nustatyti koeficientus a ir k reikšmės. Ir žinome, kad k yra daugiau už 0. Ane? Tai dabar įdėmiai klausykitės. Ane? Tai visų pirma, galim labai lengvai nustatyti a. Šiaip sinuso grafika žinoma, kad yra nuo 1 iki minus 1. Ane? Bet čia matome, kad yra nuo 6 iki minus 6 mūsų grafikas, ane? Tai ką mes realiai turėsime? Mes turėsim, kad šitas sinus kx grafikas yra padidintas 6 kartai. Bet dabar žinome, kad sinuso grafikas šiaip turėtų eiti viršų pirmą, ne? Bet kažkodėl jis eina į apačią. Ką tai reiškia? Tai mums indikuoja, kad jis yra apverstas, ane? Su minusu. Tai reiškia, pas mus a bus minus 6. Ane? Ir, ane? Nes taip pat žinome, kad k yra daugiau už 0. Tai reiškia, a turėtų būti neigiamas, ane? Nes visi daug, na, jeigu statytume čia sinus kokį, ką žinau, 30, ane? Mes turėtume čia neigiamą reikšmę. Nes būtų minus 6 kart sinus 30 ir turėtume neigiamą reikšmę. Nu, tikiuosi aišku. Ir tada mums reikia nustatyti k koeficientą. Tai žiūrėk, šiaip mes žinome, kad paprastam grafika iki pi iš 2 sinusas tik kyla. Ane? O matome, kad jis čia užkyla net per ds iki pi iš 6, ane? Ne, nors čia jeigu būtų 2 pi iš 6, ane? O čia būtų pi iš 2. Ane? Tai žiūrėk, jis užkyla iki čia 3 kartais greičiau. Tai reiškia, koks bus k? 3. Tai reiškia, kai atsakymą mes rašysime minus 6 ir 3. Dabar mums reikia paskaičiuoti kosinusą ir irgi labai nesunkus uždavinys. Ne, mums reikia tiesiog parodyti, kuri yra lygybė teisinga. Tai žiūrėkit, labai čia nėra nieko sunkaus. Žiūrėkit, tiesiog atsiminkit vienam kartui, kad a yra kosinuso kampo, nu daleisim čia būtų šito kampo, o b būtų sinus šito kampo reikšmė, ane? Dabar kodėl aš neaiškinsiu, nes nu, jums tiesiog nereikia to žinoti, jums tiesiog reikia žinoti, kad kosinusas yra a koordinatė, o sinusas yra b koordinatė. Ne? Tai norint paskaičiuoti mums šitą kampą, tai mums reikėtų paimti ar kosinusą a, ne? Tai būtų mūsų kampas. Ne? Nu, a yra mūsų kosinuso reikšmė realiai. Tai kuris atsakymas? Atsakymas yra b.
Gerai, dabar mėgintuvėlėje mes turime 300 bakterijų ir žinome, kad jų kiekis padvigubėja kas 90 minučių. Kiek bakterijų mėgintuvėlėje bus po 9 valandų? Tai dabar mums tiesiog reikia paskaičiuoti, kiek kartų padvigubėja bakterijų kiekis mėgintuvėlėje. Tai mes tiesiog žiūrim kas 9 minučių, tai iš 9 valandų mes padaliname 1,5, nes 90 minučių būtų tas pats kas 1,5 valandos. Ir mes čia gauname 9 dalinti iš 1,5 būtų 6 kartai. Tai reiškia 6 kartus mėgintuvėlėje bakterijų padaugėja. Tai ką mes realiai turime? Mes turim 300 kart 2, kart 2, kart 2, kart 2, kart 2, kart 2, 6 kartus. Tai būtų 300 kart 2 šeštąją. Ir jeigu mes visą šitą suskaičiuotume, mes turėtume 19 200. Jo. Ir viskas, nieko nėra tokio labai čia sunkaus. Manau, galim nesigilinti čia per daug. Gerai. Judame toliau. Dabar mums reikia žiūrėti, kada šita lygtis turės daugiau negu 2 sprendinius. Dabar žiūrėkit. Mes ką turime, kad čia yra realiai modulis. Tai dabar žiūrėkit. Visas tas, kas buvo neigiamoj, neigiama, tampa teigiama. Tai dabar mūsų nauja lygtis bus va čia. Nauja mūsų funkcija atrodys taip. Šitą pamirštam. Tai dabar žiūrime, Tai A realiai yra mūsų f nuo x reikšmė. Tai žiūrėkit. Tai ant -4 iš vis tokio negali būti varianto, -1 irgi negali būti, dabar ant 0. Matome vienas sprendinys ir antras sprendinys. Irgi netinka. Dabar ant 1 matome. Eina tikrai ne vienas. 1, 2, 3, 4 sprendiniai. Taip turės tikrai daugiau negu 2 sprendinius. Tada ant 2 irgi. Žiūrime, 1, 2, 3, 4 sprendiniai. Irgi ant 2. Turėsim daugiau negu 2 sprendinius. Ir tada ant 4, matome, yra vienas sprendinys, antras sprendinys ir trečias sprendinys, jeigu ten. Toliau pažiūrėtume. Tai šitas irgi tinka, o jau 6 būtų, irgi. Vienas sprendinys čia ir vienas čia. Tai nieks nesikeistų, tai reiškia, pas mūsų atsakymę turėtume žymėti 1, 2 ir 4. Gerai, dabar, labai visko daug prirašyta, bet nėra nieko čia sunkaus. Dabar mes žinome, kad čia yra, -3. Žinome, D yra realiai pas mus 7. Tai mes iškart žinome, kad stačiakampio plotas pas mus bus AD kart CD. Daleisiu. Ir mes žinome, kad AD jau realiai yra tiesiog 7 plus 3, tai būtų tiesiog 10. Tai žiūrėkit, vieną mes kažkai neturime. Dabar mums reikia sužinoti va šitus taškus. Tai mes tiesiog, pavyzdžiui, į f nuo x įstatysime 7. Tai bus tiesiog log 2, 7, minus 3, minus 1. Tai mes turėsime čia log 2, 4, minus 1. Tai log 2, 4 žinome, kad yra 2. 2 kvadratu pakėlus bus 4. Turėsime 2 minus 1 ir tai bus tiesiog 1. Tai žinom, kad čia yra 1. Dabar mums reikia b taško. Kam bus lygus b taškas, o h nuo minus 3. Nes turime šitą funkciją. Ir mes čia turėsime 5 minus log 2 minus 2 minus, minus 3. Tai čia mes realiai turėsime log 2 minus 2 plus 3 bus tiesiog log 1. Tai tas pats kas 0. Tai reiškia, pas mus tiesiog h čia bus 5 šitam dažnį. Tai reiškia, čia yra 5. Tai reiškia, ir čia yra 5. Tai žiūrim čia, CD kam tada bus lygu, tiesiog 5 minus 1 ir bus 4. Bum. Tai reiškia, pas mus plotas bus tiesiog 10 kart 4, jeigu 40. Atsakymą rašom 40. Ir dabar turime 14 uždavinį ir čia reikia neįsigąsti, tie koeficientai yra surašyti, bet geriausias, manau, būdas spręsti būtų tiesiog, vietoj A įsirašyti belė kokį skaičių, pavyzdžiui, -1,
kai b yra mažiau už 0 irgi galime įsirašyti minus 1 ir c galime įsirašyti 1. Ne, tai galim pažiūrėti tada. Minus 1. Ne. Šaknis iš x minus 1 plus 1. Ne, ir dabar žiūrim. Ne, ar funkcija yra didėjančia. Ne, iškart matome, kad kuo didesnis bus x, tuo mes labiau numinusuosim. Ne, daleiskim minus 1 šaknis iš 5 minus 1, tai bus minus 2, o tada jau minus 1 šaknis iš net 10 minus 1, tai jau būtų minus 3. Ne? Tai nėra didėjančiai, net šitą jau iškart variantą atmeta. Tada visi grafiko taškai priklauso trečiam ir ketvirtam koordinačių plokštumos ketvirčiams. Irgi ne, nes jeigu, žiūrėkit, jeigu turėsim čia minus 1 šaknis, daleisim iš kokio 0,5 minus 1. Ne, gal taip neturėsim. Nes gausim tą neigiamą skaičių. Bet jeigu turėsim kokį 1,5 minus 1, tai plus 1, tai bus realiai minus 1 kart 0,5, ne, plus 1 ir turėsime, kad tai yra 0,5. Tai jau taškas automatiškai bus pirmajame ketvirtyje, ne, nes, neįsivaizduom, tai būtų kažkur čia. Ne, tai šitas irgi atsimeta. Variantas. Dabar žiūrime, ne, ar yra nelyginė. Iškart galima pasakyti, kad tikrai nelyginė. Čia turbūt bus nei lyginė, nei nelyginė funkcija. Ne, bet tikrai nelyginė, galim net netikrinti. Nes, gerai, galime įstatyti čia, ne, bus minus x, minus 1, plus 1, ir mes ką turėsime tada nebent? Mes turėsime tiesiog 2 minusus, bet čia, nieko nepasikeičia. Tai galime irgi šitą atmesti variantą. Tai gerai, dabar yra teikiama argumentų reikšmių, kuriomis f na x reikšmės yra neneigiamas. Ne, tai mes jau buvom paskaičiavę, kad toks yra. Tai pavyzdžiui, kai buvo x yra 1,5 minus 1 plus 1. Tada mes turėsime 0,5. Ne, tai reiškia, yra tokių teigiamų argumentų reikšmių. Tada žiūrime, ar funkcijos reikšmių sritis yra nuo minus begalybės iki c. Tai pasižiūrime. Ne, tai įsivaizduokit. Koks mažiausias čia skaičius bus? Ne, tai čia, jeigu čia bus 0, jeigu x minus 1 bus 0, tai mes čia turėsime didžiausią reikšmę. Ne? Nes šitas gali būti tik labiau, eiti minusą labiau. Ne? Jeigu čia darysim didesnį skaičių, čia bus kuo didesnis minus. Tai reiškia, mes turėsime reikšmių sritį nuo 1. Iki 1. Ne? O jeigu mes čia įstatinėsim belie kokį didelį skaičių, ne? Mes turėsim labai didelį minusą ir mes turėsim 1 minus begalybę. Tai reiškia, bus iki minus begalybės. Ne? Tikiuosi aišku. Tai funkcijos reikšmių sritis yra tokia. Ne? Nes žinom, kad c yra 1. Ne? Dabar funkcijos f na x grafikas kerta o į ašį, tai nekerta, nes jeigu o į ašį kirstų, tai turėtume, kad x lygu 0. Tai jeigu x bus lygus 0, tai 0 minus 1, tai bus šaknis neigiama. Šaknis neigiamas skaičių ir toks dalykas neegzistuoja. Tai šitą atmetam, tai automatiškai bus šitas atsakymas, bet dabar pažiūrime ar tikrai. Tai jau, nes x minus 1 turi būti daugiau arba lygų už 0. Tai reiškia, x yra daugiau arba lygų už 1. Ir žinom, kad tai yra minus b. Nes, b yra minus 1, tai minus 1 bus tiesiog 1. Tai reiškia, minus b iki begalybės. Tai žymime šitą ir šitą. Ir judame per 15 uždavinį, kur mes turime nustatyti f g nuo x reikšmių sritį. Tai žiūrėk, dabar mes į f funkciją turime statyti g nuo x funkciją. Tai reiškia, bus 2. 5 minus x ketvirtuoju minus 1 funkcija. Ir dabar mums reikia nustatyti reikšmių sritį. Tai žinom, kad šita x ketvirtuoju maždaug funkcija atrodo taip. O jeigu minus, tai iš viso taip atrodo, ne? Kažkaip taip. Ne? O jeigu būtų, pavyzdžiui, 5 minus x ketvirtuoju, tai reiškia, jį bus biški pakilus,
bet realiai jinai eis žemyn, ne? O ką mes žinom apie labai, čia įsivaizduokit bus. 2, pavyzdžiui, 5 minus nulintuoju, tai, ne, minus 1. Tai mes čia turėsime, mes turėsim čia 31. Ne, tada einam toliau. Jeigu turėtume 2, 5, tai reiškia, čia būtų 1. Minus 1. Tai mes jau čia turėtume 2 ketvirtuoju, tai būtų 16 minus 1, tai būtų 15. Ne, ir jeigu mes taip eitume toliau, mes daeitume iki, pavyzdžiui, kokio 2, 5 minus, daleiskim, 1000, ne? Minus 1. Tai dabar kiek būtų 2 pakelta minus 995, 5, ne, tai mes turėtume kažkokių skaičių, jau labai arti nulio, bet mes žinome, kad rodiklinė funkcija realiai eina taip. Maždaug. Ne? Tai reiškia, kuo mes turėtume didesnį neigiamą skaičių, tuo mes būtume arčiau nulio, bet mes niekada jo nepasiektume. Ne? Tai reiškia, kad čia mes turėtume tiesiog 0 minus 1. Tai reiškia minus 1. Tai dabar, kokia būtų mūsų reikšmių sritis, mes žinom, kad čia yra 0, mes čia negausime, kadangi čia yra lyginė funkcija, tai mes čia niekada negausime minusinio skaičio, tai reiškia, kad didžiausia reikšmė bus 31, o mažiausia reikšmė bus, kai šitas bus labai didelis jau skaičius, ir mes čia tada turėsim, kad tai bus tiesiog minus 1. Tai ką, egzaminas įspręstas, dėl privačių pamokų susisiekite su manimi, Facebookas Linas Cimbalas, ir linkiu jums didžiausios sėkmės ruošiantis egzaminam ateinantiems, ir kągi, spaudžiame suvestinę pateikti ir mes matome, kad surinkome visus taip taškus, ir vėlgi, gero mokymosi. Tikiuosi šitas video buvo informatyvus, ir jeigu negaila, užmeskite dar laiką ir komentarą irgi galite užmesti, bet ačiū, kad žiūrėjote.